Kino centras Garsas kviečia į programą Lietuviško kino dienos. Tai kasmetinis kino festivalis siekiantis pristatyti aktualiausius ir įdomiausius pastarųjų metų lietuviško kino darbus. Kino centras Garsas, kaip ir kiekvieną rudenį, žiūrovus, panevėžiečius ar tuo metu į Panevėžį atvykstančius ar svečiuojančius žmonės kviečia į labai lietuviams svarbų kino renginį, Lietuviško kino dienas. Ir šiais metais taip unikaliai išėjo, kad Lietuviško kino dienos tikrai pažers daug renginių, daug susitikimų, unikalių patyrimų. Ir net taip pirmą kartą taip išėjo, kad nebe savaitę, bet beveik 2 savaitės to lietuviško kino patyrimo bus. Tad nuo rugsėjo 16 iki 28 galima jau žymėtis datas kalendoriuje ir laukti, ir mes jūsų lauksim žiūrovai čia Kino centre Garsas jaukiems kino vakarams. Lietuvos kino centras, reikia pasakyti, kiekvienais metais vis restauruoja vis daugiau filmų ir nori juos parodyti. Iš tikrųjų, tas patyrimas, kada restauruotas filmas vėl atgyja kokybiškai kino teatre, didžiajame ekrane, yra labai gražus toks žestas ir dar toks nusilenkimas tam kinui, lietuvių autoriniam kinui, kur tam tikrai prieš 3, 4, 5 ar net daugiau dešimtmečių. Tai šiais metais prie ko čia viską vedu, pasakojama apie šitas restauruotus. Prieš Lietuviško kino dienas turėsim Lietuviško kino klasikos dienas. Tai 2 dienos lyg ir intro, toks pasiruošimas tam šiuolaikiniam lietuviškui kinui. Tai ir kino klasikai šiais metais Lietuvos kino centras restauravo Raimundo Vabalo filmą Žingsniai naktį. Tai kviečiam jo peržiūrą rugsėjo 16 dieną 17:30. Na, o rugsėjo 17 kitą dieną, taip pat 17:30, kviečiam į filmą Aš esu, kurio režisieriai yra Romas Lileikis ir Stasys Motejūnas. Deja, šito filmo pati nesu mačiusi, todėl labai laukiu ir įdomu, nes iš tikrųjų ne visų tų senųjų filmų prieigos yra ir galimybės pamatyti internete. Tad kai jos restauruoja ir galim kokybiškai pažiūrėti kino teatre, tai tikrai labai džiugu. Abu kino seansai yra nemokami, vaišinsime arbata, gardėsiais, tad tikrai kviečiam ateiti ir tokį intro pasidaryti tiek į Lietuviško kino dienas, tiek savo tokią šventę ir pamatyti tų senųjų režisierių ir senus filmus, senus požiūrius į tuometinės problemas dabar iš tokio laiko perspektyvos. Na, tiek Lietuviško kino klasikoms dienoms, o dabar jau artėju prie svarbiausio įvykio Lietuviško kino dienų. Iš tikrųjų, Kino centre Garsas tas ruduo ir ta duoklė nacionaliniam kinui. Mes, žinoma, visą vasarą stengiamės rodyti naujausius filmus tiek kine po atvirų dangum, tiek pristatom visur ir į labai didelę, jau net nebe Panevėžio rajono, Panevėžio apskritį ir net kartais už apskrities važiuojam rodyti. Bet sulaukus rudenio mes labai norim pamatyti naujausius darbus. Tai, kas užduoda tokį toną visam lietuviško kino sezonui visam, ar ne? Nes ruduo tai yra tas metas, kada mes grįžtame kino teatrus. Tai Lietuviško kino dienos man labai smagu, kad tikrai didelė režisieriaus iniciatyva, o režisierius yra unikalus. Lietuvos kūrėjų balsas, tikrai drąsus, jaunas, aktyvus ir jo filmai labai įdomus tiek tematiškai, tiek žanro prasme. Ir jeigu jau spėliojat, kas čia toks, tai ir dar neradot atsakymo, tai pasakysiu. Lietuviško kino dienas atidarys naujausia Romo Zabarausko filmo premjera Aktyvistas. Čia turim tokį tamsų plakatą, kuris kelia tikrai daug klausimų, įtraukia gal šiek tiek net ir baugina. Ir iš tikrųjų Romas pasižymi savo, kaip sakiau, tokia kino drąsa, naujų požiūrių ir tiek žanro prasme, tiek herojų, tiek problemom. Ir šitas Aktyvistas, tai vadinamas, mes taip jau, ir Romas taip yra sakęs, tokia lyg ir trilogija. Tai pastarųjų 5 metų filmų užbaigimas. Tai yra 3 filmas. Pirmas buvo 2020 metais Advokatas, tada 2023 metais Rašytojas ir Aktyvistas lyg uždaro tokį ratą filmų apie žmogaus tapatybę, apie meilę, apie drąsą. Apie drąsą tiek būti kitokiu, tiek būti kitokiu visame visuomenės kontekste. Tai būtent Aktyvistas tą ir sako, kad
net noriu pacituoti, kad filmas įtraukia į pavojų kupiną kino žaidimą ir provokuoja. Ir Romas Zabarauskas sako, kad visuomenė negalėtų egzistuoti be nutrūktgalvių, kurie pasirengia atiduoti viską, kad laimėtų. Būtent toks yra šio filmo herojus. Čia mes matom pagrindinį aktorių Robertą Petraitį, kurį tikrai labai žinom tiek iš Sidabrinių gervių apdovanojimų, tiek iš teatro ir kino pastarųjų metų darbų. Ir tikrai nemenka užduotis teko šiam aktoriui įkūnyti pagrindinį herojų šito filmo. Tad tikrai filmas detektyvas, labai įdomią tematiką, labai nematyta Lietuvoje kino pasaulyje tematika. Tad rugsėjo 18 dieną išankstinė premjera, nes kino teatruose bus pradedamas rodyti tik nuo 19 dienos, tai pasižymėkim visi ir labai kviečiam, bilietus jau galima įsigyti. Tai rugsėjo 18 dieną, 18 valandą pas mus atvyksta režisierius Romas Zabarauskas pristatyti ir ne tik. Su Romu Zabarausku į filmo premjerą atvažiuoja kompozitorė Ieva Marija Baranauskaitė, kuri kartu su gitaristu Vaidu Grišmanausku dovanos žiūrovams tokį intro į filmą, tai muzikinį sveikinimą. Tikrai labai įdomių garsų patyrimą ir bus tikrai ir filmas intro į filmą, o po filmo, žinoma, mes kaip visą laiką kviečiam pasilikti, padiskutuoti. Tad tikrai toks brandus, labai kūrybiškas, labai įdomus bus lietuviško kino dienų atidarymo vakaras. Na, keliaujam toliau. Visai jau kitą dieną, rugsėjo 19 dieną, 18 valandą taipogi, kviečiame į labai vizualų, labai gražų seansą ir ne tik seansą, bet tokį kūrybinį irgi patyrimą skirtą Mikalojaus Konstantino 150-osiams gimimo metinėms. Tikrai renginio pradžioje dalyviai bus kviečiami į meno ir muzikos patirtį. Foje svečius pasitiks Čiurlionio tapybos darbų projekcijos, lydimos jo kurtos muzikos, kurios sukurs ypatingą atmosferą. Vėliau rodysime Arūno Žebriūno 1967 kurtą tokį trumpametražį vaizdinį etiudą Mikalojus Konstantinas Čiurlionis miške, kuris atspindi Čiurlionio kūrybos dvasinės nuotaikos. Na, o po šito filmo peržiūras vyks susitikimas su jaunosios kartos universalių kūrėjų, trimitininku, pianistu ir kompozitoriumi Mantvydu Leonu Pranuliu, kuris pristatys būtent Čiurlionio kūrybą, jo filosofinės idėjas, asmenybės bruožus ir visą šitą tokį patyriminį, vizualiai turtingą renginį norime užbaigti diskusiją Genijus be sienų, Čiurlionio idėjas šiandienos pasaulyje. Tai yra apie jo įtaką moderniam tiek menui, tiek muzikui dabartiniam laikais. Tai toks tikrai labai gražus vakaras, kuris yra nemokamas ir nemokamus bilietus galima pasimti Kino centro Garsas kasoje. Na ir liko dar keli renginiai, kuriuos norėčiau atkreipti dėmesį ir pristatyti. Tai rugsėjo 25 dieną pakviesim į jauno režisieriaus Adomo Liutkevičiaus premjerą rokeris iš miškų Mikas Suraučius. Turbūt tikrai senesnės kartos, brandesnės kartos žmonėm Mikas Suraučius kelia daug prisiminimų, tikrai rokeris iš miškų, tas filmo pavadinimas yra iš tikrųjų labai taiklus, nes pasakojimas apie 80-ųjų metų roko legendą, Miką Suraučių, tikrai labai kūrybišką žmogų ir jo grupės Plius Minus kelią. Tai yra toks, bus dokumentika, muzikinis filmas, kuris nuneš ir apie to metų Lietuvos muzikinį gyvenimą, Lietuvos muzikų gyvenimą ir kūrybą. Ir taip pat atvažiuoja tas režisierius Adomas Liutkevičius, prodiuserė Inga Liutkevičienė bus ir mes su žiūrovais bandysime išlukštenti tą Miką, vėl prisiminti jį. Ir iš tikrųjų toks tikrai gražus renginys tada rugsėjo 25 dieną, 17:30, laukiam Kino centre Garsas. Na ir artėjau prie paskutinio renginio, prie uždarimo. Atidarimai ir uždarimai tokie lyg atrodo tokie, na kaip rėmai, kaip tokie didžiuliai poliai, kurie laiko lietuviško kino dienas. Ir uždarimai mes taip pat turim kitą labai stiprią vaidybinių filmo premjerą. Šis ruduo tikrai galima pasakyti, kad lietuviško kino dienose pamatysim du labiausiai laukiamiausius šio rudens lietuvių filmus. Tai pirmas buvo Romas Zabarausko aktyvistas, kuris atidarys lietuviškas kino dienas, o antras
Vytauto Katkaus filmas Svečias, kuris uždarys. Svečią repertuare galėsim pamatyti nuo rugsėjo 26 dienos, o susitikimas ir lietuviško kino dienų uždarimas vyks rugsėjo 28 dieną, sekmadienį, popietę, 16 valandą. Labai tinkamas metas ateiti į kiną ir į kino renginį. Žinoma, uždarime dalyvaus ir pats režisierius Vytautas Katkus ir pagrindinio vaidmenio atlikėjas Darius Šilėnas. Ir Svečias, dėl ko sakiau, kad irgi labai laukiamas, nes Vytauto Katkaus asmenybė jis yra labai žinomas ir labai norimas operatorius lietuvių režisierių filmuose. Ir tikrai jis pasižymėjęs savo ir vis po truputį vis befilmuodamas kitų filmų, Vytautas vis kažką lyg savo kažkokią istoriją turėjo. Ir pabandė, ir jo trumpametražiai tie pirmieji filmai, ir vienas iš jų Uogos pakliuvo į Kanų, prestižiškiausio, galim sakyti, Europos kino festivalio konkursinę trumpametražių programą, ten tikrai jam gerai sekėsi. Ir po šito, taip ten toks buvo kaip akstinas sukurti ilgo metro filmą, tad Vytautas Katkus daug netruko, sėdo prie scenarijaus su labai žinoma irgi scenaristė ir parašė scenarijų filmui Svečias. Ir tai patyriminis filmas. Filmas iš operatoriaus, labai vizualus, labai iš pajautos. Atrodo paprastas herojus Danielius, kurių galima būti bet kuris iš mūsų gyvenančių, jau kurį laiką dirba ir gyvena Norvegijoje, bet yra iš tokio miesto, kurortinio miesto Šventosios ir grįžta jis į Šventąją kaip tik tuo metu, kaip tik kaip dabar mes, į vasaros galą, rudens pradžią, kaip lietuviško kino dienos, kada miestas iš tikrųjų ištuštėja, susitraukia arba kaip tik atgauna savo įprastą veidą. Ir žinot, kaip mes kiekvienas pagalvokim, jeigu esame išvažiavę iš savo miesto ir kai grįžtam, mums atrodo, kad mes tą miestą jaučiame tokį, kokį matėme, kai ten gyvename. Bet iš tikrųjų miestas tai nesustingęs. Jis toliau gyvena savo gyvenimą puikiai ir vystosi be mūsų. Bet Vytautas stengiasi užfiksuoti tą herojaus vidinę būseną ir tuos jausmus. Ir atrodo, kai tu grįžti, tai filmas sako, jisai pats režisierius kaip daugiau refleksija. Lyg grįžti į savo praeitį, kur nori kažką tokio padaryti, kad tu galėtum judėti į priekį. Taip ir pagrindinis herojus Danielius lyg ir bando ieškoti su tėvu ryšio, kurio nebuvo visai, bet per tą buvimą kažkokią tokią naują pradžią savo pasidėti. Tai kaip tik, kadangi mes visi esam grįžę po vasaros atostogų ir turbūt turim kažkokių naujų planų, tai gal tas filmas tokia kelionė, brandaus asmenybės kelionė, padės mums kažkaip ir savo tiem planams atrasti tokį polėkį ir kelią. Tai tokios gražios bus lietuviško kino dienos su tokia gausa renginių, susitikimų, vizualių patyrimų. Žiūrovai kviečiami ne tik žiūrėti, tačiau ir balsuoti už labiausiai patikusį lietuvišką filmą. Meninė stiklo studija Glasremis ir tikras stiklo virtuozas, stiklo menininkas Remigijus Kriukas kiekvienais metais pristato kino dirbinį skirtą žiūroviškiausiam kino filmui. Tad žiūrovai bus kviečiami visas tas kino dienas žiūrėti, balsuoti, ir išrinkti tą žiūroviškiausią filmą. O išrinkus šitas prizas iškeliaus, kaip ir jau 14 tokių prizų keliauja po Lietuvą ir bus kūrybiniai komandai įteiktas. Tad labai kviečiu aktyviai dalyvauti, sekti visą informaciją mūsų internetinėje svetainėje ir Facebook paskyroje, ateiti čia į Kino centrą Garsas, patirti kiną ne tik kokybiškai dideliame ekrane, bet kartu su jo kūrėjais, su žmonėms, su pokalbiais, su jaukumu, šaltumu. Mes jūsų labai laukiam. Ruduo tikrai tinkamas metas grįžti į kino sales, tad susitinkam lietuviško kino dienose. Kino programos Lietuviškos kino dienos atidarimas jau rugsėjo 18 dieną, 18 valandą. Maloniai kviečiame.